Renkantis pirties duris, atsižvelgiame į kelias charakteristikas. Pirmoji iš jų ir svarbiausia yra durų dydis. Čia yra 700 ant 1200 ir tai yra išoriniai durų matmenys. Varčia ji yra mažesnė. Na, atrodytų, kad dydis mažas, mes vaikščiosim, daužysimės, bet iš tiesų gariniai ir būna netgi mažesnių durų. Tai yra tam, kad čia liktų kaip galima, būtent virš durų, kaip galima aukštesnis tarpas, kadangi atsidarius duris veržiasi garai, iš karto ten kondensuojasi ir daug yra geriau, jeigu tas atstumas jisai yra didesnis, garai geriau pasiskleidžia ir nenusėda tenais prie padurų. Nuo durų dydžio skiriasi kaina. Taip pat skiriasi kaina ir nuo kitų charakteristikų. Tai jeigu žiūrime mes į staktą, jinai gali būti iš lapuočio medienos, juodalksnis, drebulė, liepa. Stakta gali būti iš klijuotos medienos, iš vientisos medienos. Aš manau, kad geriau yra klijuota, jinai mažiau vaikšto. Taip pat gali būti iš termomedienos ir tai yra dažniausiai brangesnės durys, iš termopušies ar ir iš termolapuočių. Kiek tai yra svarbu, abejotina, turi laikyti ir tokios staktos. Taip pat kaina jinai skirsis priklausomai nuo pačios staktos dar pločio. Populiariausios yra tarp 75 ir 90, dažniau 85 mm pločio. Skiriasi kaina nuo rankenos. Tokia ilgesnė rankena, jinai būna brangesnė, gali būti horizontali rankena, gali būti vertikali rankena. Pačios pigiausios tai yra bumbulas. Rankenos, jos dažniausiai jau gamykloje įstatomos per stiklą. Taip pat kainos skirtumas gali būti priklausomai nuo stiklo. Peršviečiamas stiklas kainuoja pigiau, matinis kainuoja brangiau. Jeigu dar su raštai susisakyti, tai dar bus brangiau. Stiklas praktiškai pas visus vienodas, 8 mm, grūdintas, pritaikytas karščiui. Vyriai irgi pagal klases, čia, sakykime, yra ekonominė klasė, vyriai praktiškai visi bus labai panašus. Na, jeigu žiūrėti į tokių jau premium klasės duris, vyriai tenais gali būti kitokie. Dar kaina skiriasi priklausomai nuo uždarimo tipo. Yra spragtukai naudojami kelių tipų ir gali būti naudojamas magnetukas. Keistai, aišku, tai priklauso irgi nuo tų pačių pritraukėjų klasės. Vienose vietose magnetiniai pritraukėjai kainuoja durys brangiau, kitur būtent spragtukas kainuoja brangiau. Ir į jį vis dėlto reikėtų pasižiūrėti atidžiau, nes tai yra dažniausiai sugendanti durų dalis. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad kai kurios durys yra simetriškos, kaip šitos, ir yra nesudėtinga pakeisti iš kairinės į dešininę. Mes paimam viršutinę staktą, uždedam apačiom ir mes turime jau iš dešininių kairinės ar atvirkščiai. Tuo tarpu yra nesimetriškos durys, kur būtent gali būti arba dešininė, arba kairinė. Ir mes jau, jeigu suklysim, tai mums reikės vežti šitas duris atgal pas pardavėją ir keisti į tą kryptį, kuri mums yra reikalinga. Duris įstatyti nėra taip sudėtinga, bet įgūdžių reikia turėti. Vienas iš tokių esminių dalykų tai padaryti taip, kad varčia jinai nejudėtų atsidarius duris. Jei mes duris pastatysime pagal gulsčiuką vertikaliai,
tai dažniausiai durys vaikščios. Tai yra daromas nedidelis polinkis kelių laipsnių, kad durų varčia jinai stovėtų vietoje ir tas būtent kampas jisai gali skirtis skirtingom durim. Tai jau reikėtų tą tikrinti. Dažniausiai tai daroma dar durų neįtvirtinus, bet laikant jas yra nustatomas tasai kampas ir tada po truputį yra priveržiama stakta prie durų angos medienos. Duris neišpakuojam pilnai prieš statant, verta duris pastatyti su gamykliniu įpakavimu, kur yra būtent tas reikalingas atstumas tarp stiklo ir tarp staktos. Nes angą mes abejoju, ar visada padarysim vienodo dydžio. Tai yra, norisi, kad būtų, aišku, tie idealūs 25 mm, kur mes įstatome tašelį standartinį. Bet dažnai čia mes turim 25, na ten liks kokie 27 ir jau tašelis kris. Dėl to mes įstatom ir paruošiam tašelius, kad jie laikytųsi. Ir jau po to, kai paruošiami tašeliai, mes duris išpakuojam. Išramstom, įsukam ir durys įstatytos. Durys turi laikytis ant įtvirtinimų iš medvaržčių, kaladėlių, o montavimo putos jos atlieka izoliacinį vaidmenį. Putas, jeigu nenaudojam, suplakam 50 kartų, jeigu naudojam 20 kartų. Ir čia yra reguliavimas srauto ir einam iš apačios į viršų. Naudoju Saudal Flexi putas, kurios yra elastingos ir būtent jos tokiom sąlygom yra labai tinkamos. Saudal Flexi, elastingos putos, kurios tarp putų turi ir geriausias charakteristikas atsparumo ir drėgmei ir karščiui. Tačiau bet kokiu atveju montavimo putos negali būti paliekamos atviros, jos turi būti apsaugotos nuo drėgmės. Ir aš tepu jas su Saudal Tide hybridu. Irgi tai yra mastika, skysta mastika, kuri sustingusi tampa patikima plėvelė, jinai labai gerai prilimpa prie visų paviršių ir būtent montavimo putas reikia pjauti, o ne kaip kai kas jas suspaudžia tuo momentu, kol jos dar būna minkštas. Apeiname aplink duris su dailylentėm. Apdailą darom iš tų pačių dailylenčių, gražiai suvedus nereikės net ir kampučių.